Oho, vyruti, kokios tai buvo rungtynės. Ko gero gražiausias, įtempčiausias ir kokybiškiausias krepšinio mačas, kokį aš tik esu matęs gyvenime. Į atmintį iškyla nebent 2016 metų NBA finalų 7-osios rungtynės, kuriuose susitiko Clevelando Cavaliers ir Golden State Warriors krepšininkai. Vis dėlto tai visiškai skirtingo konteksto susitikimas. NBA lygoje krepšininkai gina atstovaujamų klubų, dažniausiai net negimtųjų garbę. Toks žaidėjų darbas. Tačiau rinktinių krepšinėje ir dar prestižinėse, tai kas 4 metus vykstančiose olimpiadose krepšininkai reprezentuoja savo šalį, o tai daryti yra didelė garbė ir vertinimas, todėl ir žaidėjo atsidavimas, mano nuomonė, yra visiškai kitoks. Šių 2024 metų Paryžiaus olimpinių žaidynių antrame pusfinalyje amerikiečiai šiaip netaip išnešė kudašių ir pateko į olimpinių žaidynių finalą 5 kartą paeiliui. Čia buvo rimčiausias mestas iššūkis JAV žvaigždynui kol kas. Po rungtynių 36 taškus pelnė Stephenas Curry kalbėjo, jog nesvarbu, kad ir kokie JAV krepšininkai yra geri, tiek turėjo ateiti laikas, kai kils išbandymų. Tuo labiau, kad iki tol viskas sklandžiai sekėsi dar nuo parodomojo turnyro Abu Dabyje Liepos mėnesį. JAV rinktinės kapitonas LeBronas Jamesas po susitikimo nukėlė kepurę prieš Serbiją, pagirdamas išskirtinai gerą priešininkų žaidimą bei serbų krepšininkų Jungtinėms Amerikos valstijoms mestą iššūkį, kurio, anot LeBrono, itin reikėjo amerikiečiams. Šiame susitikime komandos pademonstravo aukščiausios klasės krepšinį. Statistika sufleruoja, jog mačas buvo itin kokybiškas. Serbai kamuolį prarado tik 7 kartus, tuo tarpu JAV klydo 10. Tiesa, 2 iš 7 Serbijos rinktinės klaidų buvo užfiksuotos per paskutinės 2 ketvirtojo kėlinio minutės. Todėl 5 klaidos prieš amerikiečius per 38 minutės yra tikrai įspūdinga. Ketvirtame kėlinyje serbai krepšį atakavo tik 30%, pataikydami 6 metimus iš 20. Todėl pataikymo procentai itin smuko. Iš tų 14 pramestų metimų ketvirtajame kėlinyje 9 netaiklus buvo būtent visi mesti tritaškiai, kuriuos iki ketvirto kėlinio serbai realizavo 50%, pataikydami 15 iš 30 bandymų. Taigi 30 minučių Serbijos krepšininkai atakavo virš 50% taiklumu, o būtent toks pataikymas ir padėjo išlikti lyderiaujančios komandos vaidmenyje. Tuo tarpu JAV prieš paskutinį susitikimo ketvirtį turėjo 13 taškų deficitą ir jau buvo galima užuosti svylančius amerikiečių padus. Tačiau prispaustos prie sienos Jungtinių Amerikos valstijų krepšinio žvaigždės pademonstravo geriausią krepšinį būtent tada, kai to labiausiai reikėjo. Ketvirtas kėlinys ir buvo pats rezultatyviausias. Amerikiečiai pataikė 13 iš 17 metimų. Reikia paminėti, jog visi 32 taškai paskutinėme ketvirtyje buvo surinkti tik 5 žaidėjų: Stepheno Curry, Kevino Duranto, Joelio Embiido, LeBrono Jameso ir Devino Bookerio, kuris pasižymėjo tik 1 tritaškiu. Prasidėjus paskutiniam rungtynių minučių dešimtukui, JAV krepšininkai ir toliau nesugebėjo sumažinti atsilikimo iki vienženklio. Bet likus kiek daugiau nei 7 minutėms, amerikiečiai suringė 6 taškų ataką. Tai buvo esminis susitikimo lūžis, leidęs amerikiečiams pasijusti kiek lengviau. LeBronas, verždamasis link krepšio, perdavė kamuolį Durantui, kuris pataikė tritaškį, bet metimo metu Jokičius prasižengė prieš Anthony Davisą, todėl kamuolys atiteko JAV rinktiniai. Kitos atakos metu vėl atlieka rezultatyvų perdavimą LeBronas Jamesas. Šį kartą Devinui Bookeriui, kuris meigė dar 1 tritaškį, sumažindamas atsilikimo nuo serbų iki 5 taškų. Viskas. Amerikiečiai vėl rungtynėse. Tai mažiausias atsilikimas nuo susitikimo pradžios. Nuo to momento Serbijos krepšininkai neatrodė išmušti iš vėžių ir toliau sekėsi užpulti, tačiau nepavyko sustabdyti Joelio Embiido, kuris visus 7 savo ketvirto kėlinio taškus iš 19 surinko per mažiau nei 2 minutės, neleisdamas serbams eilinį kartą pabėgti. Likus 3 minutėms ir 40 sekundžių LeBronas pelno 2 taškus iš po krepšio, lygindamas rungtynių rezultatą. O jau po kiek daugiau nei minutės šefas Curry įleidžia savo jau 9 tritaškį, suteikdamas JAV rinktiniai pranašumą 1 kartą rungtynėse. LeBronas fiksuoja olimpinių žaidynių istorijoje tik 4, iš kurių tai jau 2 būtent karaliaus Jameso trigubas dublis. Jau po to paskutinės minutės žymiai šaltakraujiškiau sužaidžia amerikiečiai, kurie gerokai paprakaitavę vis tik sugeba iškovoti pergalę ir patekti į finalą, kuriame 2 kartą iš eilės susikaus su Prancūzijos rinktinės krepšininkais. Rungtynėse su serbais nenori reikia pripažinti, jog amerikiečiams šiek tiek pagelbėjo teisėjai. Akis badė itin akivaizdžios arbitrų klaidos, ne viename epizode galima matyti, kaip JAV krepšininkai žingsniuoja. Tačiau tuo metu arbitrų švilpukas tylėjo. Vis dėlto, nors teisėjai klydo, niekas apie jos nekalbėtų, jei amerikiečiai nebūtų išnaudoję atsiradusių progų, kurių pagal taisyklės apskritai net neturėjo būti. Iš kitos pusės, serbai neversų kaltės ant teisėjų, jei būtų laimėję, o jiems nedaug trūko. Ketvirtame kėlinyje buvo ne viena proga, kur visiškai laisvi krepšį atakavo Serbijos rinktinės krepšininkai, tačiau nepataikė. Šiame susitikime dar kartą buvo galima įsitikinti, jog LeBronas vis dar yra komandos lyderis. Prieš olimpiadą buvo kalbama, jog 39 karalius jau nebėra rinktinės vedlys, tačiau akivaizdu, jog visi klydo.
turnyro. Šiuo metu Kapitonas Amerika yra pirmoje vietoje naudingiausio turnyro žaidėjo diskusijoje. Ir manau, kad nesvarbu, kas įvyks, tol kol JAV įveiks prancūzus finale, LeBronas laimės šį apdovanojimą. Mače su serbais pagaliau iššovė ir geriausias visų laikų metikas Stefas Curry. Visas turnyras jam kol kas buvo sunkus ir slogus. Buvo ir minusinių pasirodymų. Tačiau Currys tarsi tiksinti bomba, kuri neaišku, kada turėjo sprogti. Bombos laikmatis ištiksėjo būtent tada, kai to labiausiai reikėjo ne tik pačiam žaidėjui, bet ir visai komandai. Rinktinės draugams sunkiai sekėsi regzti atakas bei pelnyti taškus. Dar pirmame kėlinyje Currys ėmė siautėti pataikydamas 5 tritaškius. Jau buvo galima suprasti, jog tai bus Stefano vakaras. Serbų rinktinėje niekas nestebino, išskyrus Aleksą Avramovičių, kuris tampa aišku, kad bent jau rinktinių krepšinėje yra svarbių rungtynių žaidėjas. Kitą sezoną okupantų krepšinio klube žaisantis serbų gynėjas rungtynės pradėjo su didžiuliu pasitikėjimu savimi ir milžiniška energija tiek gynyboje, tiek puolime. Per pirmus 2 kėlinius Aleksa pataikė 4 tritaškius, bet svarbiausia, savo energiją užkrėtė komandos draugus, kuriems užaugo sparnai ir kartu kaip komanda pavyko ne tik atsilaikyti, bet net ir gerokai pačirškinti amerikiečių ego. Prieš čempionatą kalbėjau, kad vargu ar kas sugebės mesti iššūkį ir tuo labiau pasipriešinti JAV žvaigždynui. Vis dėlto vakar dienos rungtynėse vienu metu jau buvau ėmęs abejoti amerikiečiais, tačiau jie pademonstravo charakterį ir pateisino savo statusą kaip geriausių krepšininkų pasaulyje. Finale, kaip minėjau, jų lauks olimpinių žaidynių šeimininkai prancūzai, gerokai pakėlė žaidimo lygį po grupių etapo. Jau dabar Le Bleu eliminavo 2 top 5 komandas - Kanados ir Vokietijos rinktinės. Įdomu, kaip jiems seksis stabdyti nosis užrietusius amerikiečius, kurie po įtempto pusfinalio spėjų bus žymiai labiau susikaupę. Net jeigu ir nelaimėtų, Prancūzijos rinktinės sirgaliai turėtų būti patenkinti. Visgi jų komanda pateko į olimpinių žaidynių finalą antrą kartą paeiliui ir bent jau turi šansą kovoti dėl aukso. Ko gero naivu būtų tikėtis tokios kokybės ir įtampos rungtynių, kokias matėme antrame pusfinalyje. Prognozuoju JAV rinktinės triumfą 12 taškų prieš prancūzus finale. Ačiū, kad žiūrėjote video, paspauskite prenumeruoti, patinka, parašykite komentarą ir laukite kitų video.